Labas rytas. Na ir pašnekėkime iš ryto. Subjūro visiškai orai, lyja, Švedijoje apsiniaukia, tai taip ir neprašvinta. O dar temą pasirinkau tokią liūdną, o ir pirmadienis dar, tai visai blogai. Bet tačiau yra tokie klausimai ir tokios temos, kad ir labai nepatogas, bet jas aptarti iš tikrųjų reikia. Tai todėl galbūt aš pavardžių šį kartą komentatorių neminėsiu, tiesiog. Bet esmė yra apie tai, apie tuos visus dargalus, kurie dergia, kurie ateina po kažkokiu mano postu ir tenais tiesiog dergia, tiesiog liejasi pyktis, liejasi užgauliojimai ir taip toliau ir taip toliau. Tai vat, iš kur atsiranda tokie komentarai ir iš kur atsiranda tokie žmonės aplamai. Taigi, visą šitą dalyką atskleidžia vienas atliktas eksperimentas su žiurkėmis. Reiškia, mokslininkai paėmė didelį narvą su žiurkėmis ir įleido ten kažkokį tai kiekį žiurkių. Patekusios į nelaisvę žiurkės bandė išlipti, peršokti per sieną ir ištrūkti į laisvę, tačiau narvo sienos buvo aukštos ir joms tai nepavyko. Tada žiurkės pradėjo ieškoti maisto. Maisto pasiekti buvo galimybė, tačiau reikėjo įdėti taip pat daug pastangų, kad tą maistą pasiektų. Tai žiurkės, reiškia, buvo sudarytos žiurkiam tokios sąlygos, kad jeigu tu sunkiai dirbsi, tu gausi maisto ir liksi gyva. Na ir žiurkė su to susitaikė ir pradėjo jau statyti santykius, nes, realiai išgyventi buvo galima. Maisto buvo gana šilta, žodžiu, gyventi iš tikrųjų egzistuoti buvo galima. Tačiau kažkurio tai momentu mokslininkai pastatė kopėčias į tą narvą su galimybė išlipti laisvę. Ir pačios protingiausios ar pačios gudriausios žiurkės ar stipriausios jos pradėjo bandyti ištrūkti laisvę. Tačiau kažkurio tai momentu pasiekusi kažkokį tai tašką kopečiom įsijungdavo šaltas ledinis dušas, kuris apipildavo visas likusias žiurkės. Ir tas tęsiasi kiekvieną kartą, kai kažkokia tai žiurkė bandydavo likti kopečiom. Neužilgo žiurkė suprato, iš kur eina tas ledinis lietus, iš kur jisai atsiranda, jo priežastį, kad tai padaro lipanti žiurkė. Ir suprato išeitį, kaip apsisaugoti nuo to lietaus. Reiškia, jos nutarė neleisti nei vienai žiurkiai lipti šitom kopečiom. Ta prasme, jos pradėjo saugoti tas kopečias. Ir nei viena kita žiurkė daugiau neturėjo galimybės užlipti šitom kopečiom. Tada mokslininkai įleido naują žiurkę. Ta žiurkė be abejo iš karto pamačiusi kopečias, iš karto bėgo prie tų kopečių lipti. Tai senbuvės automatiškai jai neleido lipti. Ir tęsiasi eksperimentas toliau. Mokslininkai pradėjo išiminėti senasias žiurkės ir pakeisti jas naujosiomis. Ir šitas procesas tęsiasi tol, apsauga šito stulpo jinai niekada nemažėjo. Tiek senosios, tiek naujosios žiurkės visą laiką saugojo šitą stulpą, šitas kopečias į laisvę. Eksperimentas tęsiasi tol, kol narve neliko nei vienos senosios žiurkės, kuri matė tą lietų, kuri suprato, kodėl reikia saugoti šitą kopečias, kad nebūtų lietaus. Neliko nei vienos mačiusios. Ir vėlgi įleido naują žiurkę. Senosios, jau antros kartos žiurkės, kurios nematė šito lietaus, jos puolė tą žiurkę naująją, kuri bandė patekti laisvę. Jos nesuprato, kodėl tai reikia daryti. Tiesiog buvo toksai įprotis. Jos nežinojo nieko apie tą lietų ledinį. Jos nežinojo apie kelią į laisvę. Jos buvo įpratusios ginti kelią į laisvę. Tai va štai tas pats vyksta ir su žmonėm. Va šitie pikti komentarai, visi šitie pikti žmonės, jie vat šitais savo komentarais blogais, jie ir užkerta kelią žmonėm, kurie nori išeiti laisvę. Štai iš kur atsiranda šitas visas blogis komentaros ir visi šitie žmonės. Kaip juos pavadinti? Patys nuspręskite kaip. Bet štai šitas eksperimentas atskleidžia mums mūsų sociumo problemą, kad mums nereikia valdžios. Mes patys save kontroliuojame. Mes patys savo trukdome išeiti į laisvę. Ir dažniausia
visi žmonės ir yra budeliai to, kuris stengiasi dėl jų. Tai va aš bandau padėti žmonėm, bet patys žmonės mane skandina. Ir štai kažkas šis žmogus klausia, o kodėl aš išvadinau tautą savo negražiais žodžiais, iškoliojau ją, o štai dabar vėl atėjau jos ginti. Tai va šitas eksperimentas ir yra atsakymas. Žinot, aš esu žmogus su jausmais ir man kartais trūksta kantrybė. Tada aš pasiunčiu visą pasaulį velniu. Aš sėdu į laivą, iškeliu burės ir išplaukiu jūrą, į saulę, į laisvę. Tada sugrįžtu kartais. Ir aš nežinau, kas manyje yra. Gal tai altruizmas, o gal tai noras padėti padaryti pasaulį geresniu. Aš nežinau. O gal aš tiesiog irgi beprotis esu. Gal irgi turiu kažkokią tai psichinę ligą, kad bandau pakeisti, ko pakeisti neįmanoma. Gal tiesiog žmonės yra tokie kaip to žiurkės ir šito nieko negalima padaryti. Tiesiog tos papuolusios į laisvę žiurkės, jos suprato, kad kito kelio nėra ir jos ima valdyti tas žiurkės, kuris yra narve. Aš šito nežinau. Tiesiog aš tai noriu sužinoti, dėl to aš išėjau šitą kelią. Ir va, komentatorius, aš užsirašiau jo vardą. Tavo bernužis vadinasi. Ten jo komentaras tai yra tiesiog keiksmų, prakeiksmų. Toks išmatas, suprantate. Bet jis pasakė vieną tokį dalyką, apie kurį reikėtų kalbėti. Tai sakei, kad nerinksi šaibų. Tai aš pinigų ir nerinku. Aš sakiau, kad YouTube kanale niekada neatsiras joksai Patreonas, joksai niekas kitas, aš pinigų nerinksiu. Tačiau, jeigu kažkas tai sugalvojo rinkti pinigus ir remti būsimą prezidentą, tai yra jų reikalas. Taigi šita iniciatyva, kurią bando, kur paklausia žmonės tiesiog, ar nori rinkti pinigus, tai yra ne mano iniciatyva, tai yra žmonių iniciatyva, ne mano. Ir jie tik tai paklausė, ar jūs būtumėt pasirengę remti prezidentą, bet ne mane, ne Liną Jurgutį. Ir nemaišykite šitą. Tai aš kaip ir sakiau, kad aš nerinkau pinigų, nerenku pinigų ir niekada jų nerinksiu. Tai aš žodžio savo nesulaužiu. O apie pinigus aplamai dar yra viena tema, kuri labai aktuali iš tikrųjų ir pašnekėsime sekantį kartą. Tai kaip ir visą laiką, taip ir šį kartą prašau netikėti nei vienu mano žodžiu. Tiesiog įsijunkim smegenis ir galvokime, nes priešas tikrai nesėdi ten. Mes esame savo patys priešai. Ir šitą misiją, kuri atrodo yra neįmanoma, mes ją galim paversti įmanomą, jeigu pradėsime galvoti ir ieškoti priežasčių, kodėl mes taip gyvename blogai. Todėl, kad nepasižiūrėkim, Švedija gyvena geriau, taip, Suomija gyvena geriau, Vokiečiai gyvena geriau, daug šalių gyvena geriau, o kodėl mes gyvename taip blogai? Galbūt ir yra tai suvokimo lygyje, gal tos tautos iš tikrųjų daugiau suvokia. O mumi pažiūrėkite, ką daro šiandien. Švietimas naikinamas, per mass medijas sklinda melas ir visas kvailystės. Ir bendras dalykas visame tame yra kas? Tai tautos kvailinimas. Kad tauta ir išliktų kvaila. Kad mes patys save kontroliuotume. Nes jeigu mes pradėsime suvokti daugiau, negu mes šiandien suvokiame, mes iškelsime labai daug klausimų. Ir tada mes tapsime pavojus jiems. Todėl kviečiu jūs, mąstykime žmonės.